Mes esame naujausiai Bajorų termofikacinė siurblinė, kuria įrengta po žeme ir miestiečiams beveik nematoma. Pagrindinė siurblinės paskirtis sumažinti termofikato temperatūrą iki 65 laipsnių. Siurblinės įrenginiai leidžia naujais pastatytus daugiabučius namus prijungti prie naujos kartos tinklo, kitaip vadinamo žemos temperatūros tinklo. Naujos kartos tinklo nauda yra padidintas efektyvumas ir draugiškumas aplinkai. Bajorų termofikacinė siurblinė visi procesai ir įrenginiai veikia automatiškai. Taip pat siurblinė valdosi nuotoliniu būdu iš dispečerinės. Tačiau aš ir mūsų komanda aptarnaujam šį objektą, prižiūrim įrengimus, atliekam techninę apžiūrą, sukamųjų mechanizmų patikrą ir planinius remontus. Bet iš tikrųjų siurblinė dirba tobulai ir pildant operatyvinę dokumentaciją aš rašau tik vienintelį sakinį, kad įrenginiai apžiūrėti, pastabų, gedimų nerasti. Bajorų termofikacinė siurblinė šiai dienai yra vienintelė Vilniaus šilumos sistemoje, kuria įrengta po žeme ir pritaikyta žemos temperatūros tinklui.